Krepšininkas. Ąžuolo tubelį. Na, Nikas Vordas tos fizinės jėgos turi kaip tikras jautis. Būtent, tikrai ir atrodo žmogus stiprus, didelis, bet tos kojos sujuda, kada reikia, ypatingai kai reikia pelnyti taškus, tai jisai vienas aktyviausių. Ir pastaruoju metu pastarosios ketverios rungtynės Nikas Vordas fiksuoja 30 naudingumo balų vidurkį. Sergiūnas, kamuolys lekia už aikštės ribų ir tas kamuolys atitenka nominaliems svečiams, Gargždams. Ir čia tikrai Gargždų gynyba gražiai neleido vienam įsibėgėti, susispaudė ir išprovokavo pirmą klaidą. Ernestas Jonkus rungtynės pradėjo nuo pat pirmųjų minučių. Neptūno sistemoje augęs krepšininkas. Jonkus. Larsonas. Su Mažeikių klubu atliko net 9 rezultatyvius perdavimus. Vieno pritrūko iki dvigubo dublio. Majauskas iš toli yra 3 taškai. Ir tikrai svarbus tritaškis metimas, nes praeitose rungtynėse Gargždai laukia beveik 2 kėlinius, kol pataikė pirmąjį metimą ir tikrai šlubavo tada ir puolimas. O atsidarius pirmų metimų, galima sakyti, tritaškių, tai vėlgi kitokia bus, manau, ir pradžia. Deividas Gailius, taškai bus įskaityti. Pasižymi komandos kapitonas. 2 rungtynės iš eilės jis renka 10+ naudingumo balų vidurkį. Čia tikrai žmonės labai patenkinti, mačiau su šypsenom atsisėdo, nes žino, kad... Na, tradicija. Būtent. Jei Neptūnas pelno pirmuosius taškus, žiūrovai gali prisėsti į savo vietas. Janavičius atkovoja kamuolį. Gailius. Perdavimas Sergiūnui, šis šokdina Majauską. Deividas Gailius meta iš toli. Toli atšokęs kamuolys. Su juo išlieka šeimininkai. Tubelis. Prieš Skotą. Vordas ten visai šalia, Ąžuolas Tubelis pelno 2 taškus. Sau patogios kairės rankos pasisuko puskablį tokį lengvą, tikrai tų 4-5 pozicijų žaidėjai, tai čia vieni lengviausių taškų jam tokie. Daug treniruojasi, daug mėto, tai... Čia ir perėmęs kamuolį buvo akimirkai, tiesa, labai greitai jį ir prarado. Larsonas, pusmetris nuo 3 taškų linijos, kamuolys skrodžia tinklelį. Ryanas Larsonas pasižymi taškais. Mėgstama jo ta distancija, šiek tiek toliau nuo tritaškio metimo, nes žino, kad jis yra žemesnis ir būnant ant pačios tritaškio linijos, retai kada išsimes puslaisvis, nes žaidėjas arti, tai jisai renkasi geriau pusmetrių toliau, bet tokie apylaisvių metimų. Nikas Vordas stambių planų. Šiaip pagalvojau, kad turbūt tokia tolygi atsvara Nikui Vordui galėtų būti Dainius Vaitelis, Neptūno komandos vadovas. Fiziškai taip pat tvirtai sudėtas vyras. Tikrai nemažai yra tekę prieš jį žaisti, tai kietas vyrukas. Sergiūnas. Kamuolys permestas per krepšį, su juo dabar bus Gargždai. Kiek daugiau nei 2 pirmosios minutės prabėgo nuo pirmojo ginčo kamuolio. Draugai, aš galvoju, kad mums reikėtų šiek tiek energijos. Mes energijos sukeliam triukšmaudami Klaipėdą triukšmo. Jeigu Neptūnas savo paskutinėsias VCF LKL rungtynes pralaimėjo Utenai, tai Gargždai čia Švyturio arenoje nusileido Mažeikių MBSK Delamaut vyrukams 82-93. Vordas. Skotas, nusimestas kamuolys, Ernestas Jonkus. Taškų nėra, taip pat ir jokių papildomų šansų. Neblogai, kantriai sužaistas puolimas buvo, aišku, gaila nepataikytas metimas, bet vėlgi visų metimų nesumesi. Ir čia labai protinga pražanga, sustabdė, dar tik tai pirmoji pražanga, tai labai viskas tvarkingai vyko. Bus grąžintas kamuolys į žaidimą. Didžioji dalis žiūrovų palaiko Klaipėdos Neptūną. Čia Švyturio arenoje klysta Deividas Gailius. Larsonas neria po krepšiu, per 4 sekundės surengta ataka. Veikia greitasis puolimas, 2 taškai. Pirmasias BCF LKL rungtynės tarpusavyje Neptūnas laimėjo 92-73. Janavičius. Nėra taškų.
Jeigu rungtynės dėl kamuolio laimi Gargždiškiai, Nikas Vordas, 2 taškai yra įskaityti ir dar pražanga. Apie ką mes ir kalbėjome, kad tikrai atrodo lėtas, bet pats pirmas bėgo į puolimą ir nelengvai čia buvo susigaudyti, nesužingsniuoti, nes buvo dar žaidėjas prieš jį. Bet jis kaip tikrai tom savo mikliom kojytėm į tą vadinamą tokį pusiau Eurostepą padarė, tai gauna už tai bonusą, baudą, bet gaila, kad jį netaikli. Nikas Vordas paskutiniosiose žaistose rungtynėse metė net 15 baudos metimų. Kaip pavyzdžiui, Klaipėdos Neptūne Timas Lambrechtas anąkart praėjusiose rungtynėse tarp Neptūno ir Utenos minėjau, kad per sezoną metė vos 3 baudas, Zimaronka metė 13 baudos metimų per visas žaistas rungtynės. Čia Nikas Vordas vos per vieną susitikimą metė jų daugiau, 15. Vordas. Majauskas iš toli, antrojo jo tritaškio reikės palūkėti. Tikrai svarbu pataikyti Gargždam, nes matome, kad tikrai treneris Mindaugas Brazys yra to skauto, toksai mėgėjas ir tikrai supranta labai gerai tos dalykus. Tai matėme iš karto gavo kamuolį Nikas Vordas po krepšiu, ateina dvigubinimas. Aišku, nepagalėjo perdamo, bet sakau, reikia pataikyti tuos metimus, kad nebebaustų taip tą dvigubą gynybą. Na ir apskritai, krepšinė svarbiausia pataikyti. Būtent. Majauskas, išmuštas kamuolys, 12 sekundžių atakai lieka Neptūnui. 5 minutės 47 sekundės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Gailius. Nėra taškų. Tuos pačius +4 turi Gargždai. Larsonas. Rikiuoja komandos draugus. Viskas baigėsi klaida. Be pražangos išmuštas kamuolys. Kelintą kartą pusiau pasiseka, pusiau kažkaip išvengia tų tokių lengvų taškų. Tai čia labai geras dalykas, nes lengvi taškai labai užveda ir komandą, ir žiūrovus, ir ypatingai dėjimai. Tai kuo daugiau tokių išvengs, tuo lengviau bus jiem. Maronka ir Timas Lambrechtas kyla nuo atsarginių žaidėjų suolo. Beje, rytoj belgas švęs savo 26-ąjį gimtadienį. Tad turbūt komandos draugai norėtų ir pergalę tą progą padovanoti. Ir pergalė, ir dažniausiai, kai tu turi gimtadienį, tai jau tikrai būna ta nebloga diena, kažkaip psichologiškai turbūt, ar nežinau, pasiruoši, krenta tie metimai, tai matysime kaip išvakarės jam. Rutherfordo pražanga. Pirma asmeninė, bet čia taškai su pražanga. Po praeitų rungtynių Nikas Vordas pakeitė savo taktiką, dabar įmeta taškus ir tik po vieną baudą meta. Bet taip, toks ryškus Gargždų komandos papildymas sezono eigoje. Ir kas svarbiausia, žmonės apie jį kalba, o ir skaičiai tikrai įspūdingi. Sargiūnas. Lambrechtas. 5 sekundės atakai. Timas Lambrechtas iš toli, nenuostabu. Šį sezoną jam sunkiai sekasi pataikyti tuos tolimus metimus. Čia greitai sužaidžia Gargždai. 2 taškai. Juos renka Aurimas Majauskas. Ir Mindaugas Brazys nelaukia televizijos pertraukėlės. Jau Klaipėdos Neptūno, kas tau, Šarūnai, per tas pirmasias 5 žaidimo minutės labiausiai krito į akį. Kodėlgi toks didelis skirtumas? Gargždai tikrai užtikrintai, matėme ir 6 jau rezultatyvius perdavimus atliko per 5 minutės. Ir kas įdomiausia, kad 3 žaidėjai pelnė po 5 taškus. Tai dažniausiai būna arba daug žaidėjų po mažai, arba o čia toks lygus skaičius. Iš karto po minutės pertraukėlės į Maronkas mėgė 4 taškių metimą. Šį sezoną jis iš toli meta 32% tikslumu, renka po 6 taškus vidutiniškai per rungtynes. Ivanas Gavrilovičius taip pat pakilo nuo atsarginių suolo. Beje, savo geriausias kol kas karjeros rungtynes BCF LKL jis žaidė būtent prieš Klaipėdos Neptūną. 21 taškas, 27 naudingumo balai. Maronka.
Nepavyksta pasiekti kamuolio vengrui. O jau buvo pasirengęs praktiškai į tribūną lėkti Maronka. Čia dar vienas stabdymas žaidime, 3 minutės 51. Lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos, televizijos vandens pertraukėlė. Klaipėdos Švyturio arena, tie patys skaičiai 15-9. Priekyje Gargždų komanda šiuose rungtynėse BCF Lietuvos krepšinio lygoje. Čia keletas epizodų iš tų sužaistų minučių. Kol kas Gargždų stovykloje 3 žaidėjai renka po 5 taškus. Suvordas, Majauskas ir Larsonas. Neptūno stovykloje rezultatyviausias Maronka. Pataikęs vieną tritaškį metimą. Čia toks mini spaudimas nuo galinės linijos. Aišku, tai nesukelia problemų Skotui persivaryti kamuolį. Larsonas iš toli pataiko. Vėl iš savo mėgstamos distancijos tikrai praeitose rungtynėse teko matyti, metė visiškai savus metimus, lygiai tokius pačius, bet 8 iš eilės buvo prametęs, bet antroje rungtynių pusėje tikrai gerai žaidė, pasitikėjimą turi šis jaunuolis ir nežinau, man jis gražiai žiūrisi, tą kamuolį neperlaiko, skirsto kamuolius, Degailė, tai visai neblogas pirkinys. Majauskas, Skotas. Belis lieka prie jo, perdavimas Ivanui Gavrilovičiui, šis pataiko laisvas, arba palikti tikrai negali. Šį sezoną jis ne vieną komandą yra nustebinęs tais tritaškiais metimais, nors procentas nėra aukštas, 34 vidutiniškai. Ir matome tikrai labai agresyvią gynybą Gargždai naudoja, bet kai naudojai labai agresyviai, tai dažniausiai po krepšių gali ir susirasti tą perdavimą. Čia kažkiek pasisekė Neptūnui, bet vėlgi dėjimas įdėtas, reikia gintis Gargždam. Gerai suvaikščiojo kamuolys, Tubelio 4. taškas. Čia pat ir apsigina šeimininkai, kurie dabar turi -10. Maronka žaidžia iki galo, nuo lentos 2 taškai. Štai tokia Neptūno komandos atkarpa, -8 dabar turi šeimininkai. Laimonas Eglinskas kviečia savo auklėtinius į pasitarimą. Atkarpa 4-0 žaidžia Klaipėdos Neptūnas. Komandinė statistika jūsų dėmesiu, jau 8 rezultatyvius perdavimus yra atlikę Gargždų krepšininkai sezono metu. Tai yra viena rečiausiai asistų atliekanti komanda, 10 rezultatas po 17 rezultatyvių perdavimų per rungtynes, kai Klaipėdos Neptūnas
yra numeris 1, 21 ir 30 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes. Tokia klaipėdiečių statistika. Neseniai jie aplenkė Sevembet Lietkabelį. Toje kategorijoje greitai žaidžia Gargždai. Lukas Vordas. Dar viena išprovokuota pražanga. Ir Siliūtas, jis po to krepšiu gauna kamuolį, tikrai apsistumdo, neskuba, nemeta iš karto, palaukia čia tų šoklių tikrai. Ir dabar buvo bandę blokuoti, visi nori jį apsidengti, bet viskas įvyko kantriai ir dabar gauna tą bonusą. Svarbu susimesti tos baudos metimus. Kol kas vienintelis šiandien tik ir metė per abi komandas. Na taip, pataikė vieną baudą iš 3 kol kas Nikas Vordas. Vieną iš 4. Baudos Vordui nekrenta. Ir kai skirtumas nemažas, tai tokie baudų metimai neatrodo tokie reikšmingi, bet vėlgi kiekvienas taškas visų rungtynių metu labai ir svarbus. Na taip, ypač ketvirtajame kėlinyje. Ar po rungtynių, kai skaičiuoji, kas būtų, jeigu būtų? Būtent. Matas Vaitkus ten pelnė taškus iš po krepšio. O čia ir Gargždų komandos naujokas atsidaro. 30-metis Žorisas Ortega pelno taškus. Aš jį pamenu, dar prieš 2 metus teko žaisti prieš jį ir jisai toksai žaidėjas, kur būtent pirmas metimas jam daug reiškia. Tikras tokį, tą snaiperio tokį turi savybę ir jam svarbu pataikyti pirmą metimą. Tai matysime, kaip naujoje komandoje, ar tas burtas taip pat veikia. Praėjusiame sezone Ortega žaidė antrojoje Austrijos lygoje, metė po 21 taško vidutiniškai per rungtynes. Turbūt ir spaudimas kamuoja, kai žinai, kad esi peržiūros laikotarpiu, norisi parodyti tas savo geriausias savybės, bet tuo pačiu galvoje sukasi ta mintis, kad reikia nepjauti grybo. Būtent, bet vėlgi atsižvelgime, jam 30 metų, kartais jaunuoliai galbūt perdega, jis jau žaidęs keletą komandų, tą patirtį kažkokią vis tiek turi, tai manau, kad ir Gargždam reikia, nes matome, kad Justas Furmanavičius vis dar neatsigauna, tas pats Amandas šiandien nežaidžia, tai reikia tos rotacijos ir čia manau, kad kaip tik momentas jam irgi toks lengvesnis, kai nėra per daug keitimų, tu drąsiai turi žaisti. Tai manau, kad viskas matysis, kaip jiems seksis. Ja, taip, žinai, kad po prastesnio epizodo turbūt nebūsi pakeistas. Būtent, kai per daug žmonių yra, visi nepatenkinti, nes po kiekvieno prasto epizodo vyksta keitimas, tai dabar kažkokia žalesnė šviesa jam pačiam yra įjungta. Kiek daugiau nei 20 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos. Su kamuoliu Larsonas. Šiandien jau surinkęs 8 taškus. 2 tritaškai, 1 dvitaškis, Larsonas, aukšta trajektorija, paleistas kamuolys ir kol kas Rainas Larsonas yra neįmenama myslė. Labai techniškas metimas, tas vadinamas toksai semi-hukas iš žaidėjo, pusiau kablį tokį aukštą, nepasiekiamą. Man vėlgi, sakau, galbūt čia tik mano nuomonė, bet primena kažkiek Steve'ą Nashą, galbūt Larsonas ar net greitesnis, bet technika visai gera ir kairė ir dešinė valdo vienodai, perdavimai lygiai taip pat, tas toks metimas visai panašus. Tai gal ir vaikystėje kaip Nashas futbolą žaidė? Reiks paklausti. Visas likęs laikas priklauso Neptūnui. Dar viena pražanga, tik 4 komandinė. Labai protingai išnaudojo visas pražangas, tikrai turėjo prisikaupę ir palikti dabar sekundę. Turės galvoti Neptūnas, kokį derinį susukti, kad greitai išsimesti. Žiūrim, ką turim. Sarkiūnas spėjo išmesti kamuolį, metimas visai neblogas, bet rezultatas nesikeičia. Sužaidus pirmasias 10 minučių, Klaipėdos Neptūnas 17, Gargždai 28. Dabar Rainas Larsonas tam planu realiai be keitimų žaidęs pirmajame kėlinyje 10 taškų, visus savo metimus pataikė Larsonas, 2 rezultatyvūs perdavimai ir 13 naudingumo balų. Vienas iš tų ginklų, kurių dėka Gargždai
po pirmojo kėlinio yra priekyje 28-17. Unika pristato šį susitikimą. Tai vienas geriausių Gargždų kėlinių apskritai šį sezoną, nes prasileido ne per daug taškų ir patys gerai puolė. Tai. Bet vėlgi, pirmajame kėlinėje dar nėra nieks laimėjęs, tai reikia tą visą laikyti tempą ir žaidimą. Ąžuolas Tubelis renka savo 9. tašką jau dabar. Vidutiniškai po 16 metą prisijungęs prie Klaipėdos Neptūno. Nikas Vordas labai... Atrodo, visus tuos taškus labai lengvai Vordas galiausiai susirenka. Prieš jaunesnę klasę atrodo, kad žaidžia ir... Na taip, 10-okas prieš 7-oką. Naudoja būtent tą savo ir kūno masę ir tikrai yra protingas, kantrus, neblogai žiūris. Tubelis dar kartą iš to paties kampo. Šį kartą pataikyti jam nepavyksta. Artega. Labai greitai. Metimas labai netikslus. Plius 10 turi Gargždai. Čia kaip ir minėjai, būtent tas noras parodyti, atrodo, kuo greičiau įrodyti tą vertę, bet treneris, kiek teko girdėti, dabar kaip tik sako, neskubėk, turi to laiko, viskas gerai. Janavičius. Tubelis. Ieško Tomio Rutherfordo. Fiksuojama pražanga. Antroji pražanga Majauskui. Neblogai čia laikėsi, neleido lengvai išsisaugoti vietos Rutherfordui. Galbūt kartais geriau pasimti pražangą, aišku, antroji jau reikia save kažkiek patausoti. Janavičius turėjo laiko prisitaikyti. Žaidimas tęsiasi, kamuolys krepšio konstrukcijos nelėtė. Artega, Majauskas. Jonkus. Perdavimas nežiūrint, viskas baigėsi trečiaja Gargždų komandos klaida. Janavičius greitajame puolime. Antrąjį šansą išnaudoja Tubelis. Vos prisilietęs prie kamulio jį atkovoja ir tuo pačiu renka 2 taškus. Čia gerai pasaugojo. Matė, kad žygis galbūt ne ant patogios rankos eina. Nėra to užtikrintumo į tą pusę, tai tikrai pasaugojo ir pačiam ir taškai, ir atkovotas kamuolys. Čia Vordas atkovojo kamuolį, bet kažkokiu būdu taškų nerenka. Jam pamokų duoda Žygimantas Janavičius. 2 taškai. Epizodo pakartojimas čia ir dabar. 24-30. Savo pabaigos. 7-2 toks yra rezultatas antrajame kėlinyje. Ir matėme labai gražų Žygio suktuką po pelnytų taškų. Galbūt žiūrėjo vakar Ledo arenoje vykusį dailiojo čiuožimo čempionatą ir tikrai norėtume pasveikinti 3. vietą iškovojusius lietuvius. Bravo, bravo. Tai nežinau, emocija gera, labai šiurpas netėjo, atrodo. Tai... Medaliai po 18 metų pertraukos Europos čempionate. Būtent, tai labai smagu, kai kažkas atstovauja Lietuvą ir tikrai garsina tai. Dabar galime turbūt palikėti Alison Reed gauti tą lietuvišką pasą, kad galėtų dalyvauti 26-ųjų žiemos olimpinėse žaidynėse Italijoje. Čia Deividas Gailius. Paliktas laisvas. Taškų nėra, bet antrasis šansas. Rutherfordas. Keli varžovai prie jo. Pražanga yra fiksuojama. Ir tikrai labai gražiai Neptūne kamuolys suvaikščiojo, išvedė savo, jau dabar keistai skamba, bet vyriausia LKL žaidėja Deividą Gailių nepataikė to metimo gero, bet jisai jau toks yra. Mes vis tiek drąsiai negalvos, manau, kad dar suras save. Taip, Deividas Gailius tapo vyriausiu, bet LKL krepšininkų po to, kai Artūras Jomantas nusprendė baigti karjerą. Aš tai Gailių atsimenu visą laiką nuo vaikystės, apie 20, o dabar žiūrėk, vyriausias. Man lygiai tas pats, mes galima sakyti vienos kartos, per metus skiriamės, bet nemažai žaidėm jaunystėje, tai labai, aišku, aš pats jau sėdžiu su kostiumu, tai negaliu per daug kažką sakyti, bet tikrai keista, kad pernai, tarkime, žaidė Lukauskis, kuris ten, nežinau, iki 60 žais, tai
Tai tikrai toksai didelis kontrastas atrodo, tu nuo 40 kelių metų ir tu vyriausias dabar 35. Aš manau, kad Mindaugas Lukauskis po NKL sezono, ką gali žinoti, galbūt dar bus kur kokia laisvesnė vietelė ir sužaista likusią sezono dalį BCF LKL. Niekad nežinosi. Skotas. Papildomas šansas. Rezultatas nesikeičia. Vasario 17-18 dienomis Kauno Žalgirio arenoje vyks ne kas kitas, o Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės turnyro finalo ketvertas. Visa išsami informacija lkl.lt _KMT. Nuodėmė būtų praleisti tokį renginį. Tikrai Kaune gera arena, geras miestas. Toks dalykas, oi, miestas man, negaliu sakyti mylimiausias, geriausias, nes čia iškart komentarų šūsnis ateis, bet tikrai gera salė, geriausios komandos tuo metu susirenka, tai ir teko girdėti, kad ir žaidėjų asociacija ten darys visokių seminarų, tai tikrai manau, kad geras renginys. Kelinti metai KMT toks vienas žiūrimiausių dalykų, tai tikrai įdomu, manau, ir susirinks gerą reginį, visi pamatys žmonės. Gargždų finalo ketvirtį nebus, bet ten gali būti Klaipėdos Neptūnas, kuris su Sevenbet Lietkabeliu po pirmųjų rungtynių turi 2 taškų pranašumą. Labai slidus. 21-ąją beje vyks tos atsakomosios rungtynės. Slidus rezultatas, 2 taškeliai, bet vėlgi turi žaisti, kad laimėti. Ta konkurencija tokia. Kai būna 20 taškų, tai tu atvažiuoji, saugai jau tą skirtumą, o čia turi eiti žaisti, laimėti rungtynės. Tai manau, kad visai neblogai. Janavičius drąsiai ir užtikrintai. Matome, kaip visai kitaip jaučiasi eidamas į tą kairę pusę. Aišku, dabar galbūt kažkiek nepasaugojo Gargždų centrai, bet vėlgi didelis skirtumas, žygį matant į kairę ir į dešinę. Janavičius. Perdavimas Deividui Gailiui. Kiek per trumpas komandos kapitono metimas. Mindaugas Girdžiūnas, 3 taškai. Čia Deividas nuo lanko papasavo Girdžiūnui. Pirmieji Girdžiūno taškai šiandien. Į Klaipėdos Neptūną jis sugrįžo kaip BCF LKL čempionas po laikotarpio Vilniaus Ryto klube. Nikas Vordas. Jau 3 kartą 2+1 epizodas ir tokia situacija. Čia norėčiau Larsoną, tikrai geras perdavimas, labai pataikė į... Sirgalis, klausimas už ką serga, ar už Klaipėdą, ar už Gargždus. Visos damos prie jūros nuostabios. Nu, čia jau tau tokie dalykai tikrai, manau, žinomi gerai, tai tikrai smagu matyti daug gražių žmonių, stebi gerą reginį. Sekmadienio vakaras, manau, kaip sako jaunimas, užskaitytas bus. Nikui Vordui šiandien su baudomis sekasi labai sudėtingai. 1 bauda iš 5, kol kas jis yra pataikęs, vos 20%. Girdžiūnas. Išmuštas kamuolys. Vos 1,5 sekundės lieka šeimininkams užpulti. Ir Gargždai dabar stojo į tą savo mėgstamą aikštės gynybą. Čia Mindaugas Brazys kviečia savo žaidėjus pasitarti, ką sukurti per tą 1,5 sekundės vandens pertraukėlę.
Pusantros sekundės užpulti lieka Klaipėdos Neptūnui šioje atakoje. 18-12 atkovotų kamuolių statistika. Po 3 kamuolius perėmė tiek viena, tiek ir kita ekipa. Na, pažiūrėkime, kokį derinį nubraižė Mindaugas Brazys. Lambrechtas per varžovų rankas. Kaip Antanas Sireika sako, kuo sunkiau, tuo geriau. Bet čia jau tikrai galima dabar jau sveikinti su gimtadieniu, nes nelengvas metimas, atrodo derinys kažkiek užstrigo, bet Timas tikrai labai ilgos rankos iš aukštai meta, nelengva ir užblokuoti, o lysti į kontaktą pabijojo, nes visada gali pražangą gauti. Ivano Gavrilovičiaus atsakas, taip pat 3 taškai. Pataiko serbas. Šios rungtynės pradėjęs nuo suolo, bet surinkęs jau 10 taškų. Gargždų Vezenkovas tikrai tą metimą bando kiek įmanoma, visada meta drąsiai, be jokių minčių. Ir Neptūnas tarė savo žodį, Tomis Rutherfordas iš viršaus. Kaip komandos atstovai sako, treniruoklių salėje pluša intensyviausiai iš visų kitų komandos draugų. O sustabdyti Niką Vordą yra tiesiog labai sudėtinga. 11 jo taškas, jis yra rezultatyviausias savo komandoje kol kas. Ir Gargždai vėl paliko tą pačią gynybą, tokia įdomi, nes tas, kaip sakant, lėčiausias žmogus yra pats pirmas, dengia greičiausią žmogų, tai čia Laimonas turi savo kažkokią specifinę aikštės gynybą, joje mato tos pranašumus, tai tikrai praeitose rungtynėse ypatingai, jie galima sakyti 70% rungtynių stovėjo šitą aikštę. Maronka, taip pat ir Sargiūnas grįžta į aikštę. Svečių stovykloje Gargžduose Ortega vėl žaidime. Maronka. Lambrechtas. Janavičius. Jis įrašys savo eilinį karjeros rezultatyvų perdavimą, jau 4 šiandien. Tikrai labai gerai nuskaitė situaciją, galėjo mesti, bet stiprioji pusė jo yra perdavimai, tai nepagailė tokių tikrai perdavimų žygius. Skotas. Vidutinio nuotolio. Jailonas Skotas šiandien prametė visus 3 metimus, 0 taškų. O Timas Lambrechtas, kaip tu ir sakai, jau šiandien pasiruošęs švęsti savo gimtadienį. 2 taškai. Ir Klaipėdos Neptūnas yra priekyje. Gargždai kažkiek sustojo puolime, tik Nikas Vordas dar kažką po krepšiu įverčia. Metimai tritaškiai kažkiek nepakrito ir matome visišką stagnaciją tokią puolime. Čia Skotas žaidžia iki galo. Kol kas 11 taškų šiame ketvirtyje yra įmetę Gargždai, kai per pirmasias 10 minučių jie surinko net 28. Janavičių keičia Vaitkus. Neptūnas vis dar ieško krepšininko į Sterlingo Gibso vietą, kuris komandą paliko prieš pat Kalėdas po rungtynių su Vilniaus Rytu, bet Safe LKL. Štotas pirmąją baudą prametė, antroji kiek sėkmingesnė. Jailonas Skotas, vienas komandos lyderių, lygina rezultatą 40-40, 2 minutės 15 lieka iki antrojo kėlinio pabaigos. Sargiūnas. Timas Lambrechtas. Iš toli 3 taškai, Timas Lambrechtas pataiko antrąjį savo tritaškį, kai jo sezono vidurkis vos 24%. Ir dažniausiai taip nutinka, kad kai tu pataikai tą sudėtingą metimą, tu pajauti, kad galbūt ir paprasti metimai sukris, tai matėme tikrai ir iš po krepšio lengvą tašką gavo. Atsirišo rankos. Atsirišo rankos panašu, kad. Nikas Vordas pataikė iš toli, bet taškai nebuvo įskaityti. Užminta šoninė linija. 4. kartą klysta Gargždai.
4 kartus per sužaistą laiką suklydo ir šeimininkai. Vaitkus. Lambrechtas, pašokdintas varžovas, žaidimas koja. 14 sekundžių atakai. Įdomi sudėtis dabar. Kažkiek trūksta Igno, galbūt Sargiūno to indėlio, tokio aštrumo. Vėlgi, Mindaugas Girdžiūnas panašaus irgi žaidimo tipo, su to kamuoliu nemažai žaidžia. Užsižaidė su kamuoliu Neptūnas, ištiksėjo 24 atakai skirto laiko sekundės. Beje, Ignas Sargiūnas vienas iš tų rezervų, antras rezultatyviausias komandos žaidėjas išvykus Gipsui po 13 taškų per rungtynes, šiandien kol kas 0. Ir tikrai, žiūrint jį, labai toks aktyvus žaidėjas, lipant lentos pagal savo poziciją galbūt. Retai, kuris atakuojantis gynėjas tiek daug bando ieškoti to atkovoto kamulio. Ortega nepataiko. Matas Vaitkus, 3 taškai ir pražanga. Matas Vaitkus. Žinau, kad Neptūno krepšininkai savo rūbinėje turi dartų lentą, kur tarpusavyje žaidžia. Galbūt ir ta patirtis dabar atneša naudos. Matas Vaitkus, 3 taškai ir pražanga. Ir aišku, dabar, kai nėra Gipso Vaitkui, tai yra papildoma žaidimo minutės. Būtent, tikrai turi pasimti tą laiką, kol nežinau, kada atvyks tas naujokas, ar jis atvyks, tai tikrai dabar turi išnaudoti, žaisti drąsiai. Ir matėme ir dabar tas sprendimas greitoje atakoje, nėra jis jau toks sniperis, kad prisimtų tokias metimus, bet matome, 4 taškai uždirbti per vieną ataką, pakelta buvo visa salė, padidintas skirtumas, tai labai svarbus metimas jam pačiam ir komandai. +7 turi Neptūnas. Praktiškai visas likęs laikas priklauso Emelinai Baltiems. Sargiūnas. Paskutinė akimirka ten kamuolį dar šveičia Ąžuolas Tubelis, taškų nėra, tad sužaidus pirmuosius 2 kėlinius čia Švyturio arenoje Klaipėdos Neptūnas yra priekyje 47-40. Tokia simbolinė diena ir šiandien susitinka 2 komandos iš Klaipėdos regiono. +7 dabar turi Klaipėdos Neptūnas, netrukus startuos 3 kėlinys. Šarūnai, kas bus svarbiausia Gargždams, kad jie mestų tą maksimalę kovą ir mes turėtume išskirtinai įdomias tas paskutinėsias rungtynių minutes. Pakankamai pirma kokybiška pusė buvo, mažai labai klaidų, bet ką reikia labiausiai atkreipdėmėsi Gargždam, tai atkovotus kamuolius. Jie dvigubai pralaimė, tai 23-12, tikrai tik 2 atkovoti puolime kamuoliai. Vėlgi pataikymas kaip ir neblogas, iš 2 taškių, iš 3 taškių meta virš 50% bendri metimai, bet baudos 2-7, 5 pramesti, procentas tikrai mažokas, 28%. Kaip ir minėjome, gale rungtynių, tai tokie taškai yra auksiniai. Mindaugas Girdžiūnas iš toli 666 Girdžiūno pataikytas tritaškis, toks velniškas skaičius, po kurio Neptūnas turi +10. Kotas bando atsakyti tuo pačiu, Nikas Vordas ima kamuolį puolime ir gauna stogą. Tubelis, persimestas kamuolys per nugarą. Čia labai gudriai Skotas sužaidžia ir tikrai geras gynėjas yra, geras perdavimas ir jau nuošaliai buvęs Vordas užbaigė tą kadėjimų. 13 Niko Vordo taškas, 6 dvitaškius iš 7 jis yra šiandien pataikęs. Ronka. Žaidžia iki galo, 2 taškai. Labai gražiai pagazino
Tada kantriai sužaidė, ilgai savo žingsniais užbaigė 2 taškais. Janavičius. Ąžuolas Tubelis iš viršaus, antrasis jo dėjimas iš viršaus. Čia dar kartą epizodo pakartojimas. Šias rungtynes pristato Unika, Gavrilovičius, Skotas. Ir matome tikrai Neptūno treneris nemažą riziką suteikė prieš Skotą. Žino, kad nėra jo stiprioji pusė. Žino, koks jis pavojingas gali būti arti krepšio perdavimai. Pats užbaigė tikrai tvirtą kūną turintis, bet nėra to tokio stabilaus metimo. Tai kol nepataikė, kol kažkokios serijos galbūt nepataikė, tai tą riziką ir naudoja. Iš žaidimo kol kas viską prameta Džeilonas Skotas. 5 metimus, Nikas Vordas, 2 taškai ir pražanga. Nesuskaičiuojama kartą, jau 2 taškus į pražangą įmeta. Ketvirtą, jeigu atmintis neapgauna. Tiesa, šiandien Nikas Vordas pataikė 1 baudą iš 5. Dabar 1 iš 6. Plius 10 turi Neptūnas. Tikrai neišnaudoja to savo visai neblogo pataikymo šiaip jau. Ir praeitose rungtynėse metė labai daug tų metimų. Nėra kažkoks snaiperis baudų, bet svarbus keli taškai būtų komandai. Timas Lambrechtas, trečiasis jo pataikytos 3 taškai šiandien. Tikrai labai užsikūrė po to sudėtingo metimo, pajutė ritmą ir dabar jau bus nelengva įstabdyti. Skotas. Nikas Vordas, atkovotas kamuolys ir eilinė pražanga prieš Niką Vordą. Antrąjį kartą prasižengia Ąžuolas Tubelis. Skotas dairosi laisvesnių komandos draugų. Larsonas. Ieško Vordo. Prie jo 2-3 žaidėjai, bet tai Nikui Vordui visiškai nėra problema. 2 taškai. Jis labai gerai legaliai su alkūnėm atsistumia žaidėjus. Ne visada tas pavyksta kitiems žaidėjams, nes gauna puolime pražangas, bet jis labai užtikrintai tą daro. Žaidimas koja. Tubelis kyštelėjo jam. Tuo pačiu nutraukta Gargždų greita ataka. Priekyje ten buvo Nikas Vordas. Ignas Sargiūnas grįžta į aikštę. 0 taškų kol kas. Visus 3 savo metimus jis prametė, bet atkovojo 4 kamuolius. Atliko taip pat 4 rezultatyvius perdavimus. Tikrai aktyviai žaidė, viskas gerai. Galbūt nepataikė tų metimų, bet vėlgi tai yra rezervas. Būtent Gavrilovičius. 2 taškai. Šiandien Dviko pradėjęs nuo suolo jau surinko 12 taškų. Jis ir Ortega peržiūroje esantis krepšininkas renka taškus kol kas iš tų, kurie kilo nuo suolo. Lambrechtas. Puolime atkovotas kamuolys, Žygimantas Janavičius. Nemažai antrų šansų susikuria Neptūnas. Galima sakyti dabar irgi meta kol įmes, tai čia toks dalykas Gargždam visiškai neparankus ir jeigu tu nori grįžti į rungtynės, vėlgi, sakau, turi susirinkti tos kamuolius, nes jie kol kas labiausiai ir kerta per tą skirtumą ir daro. Taip, jau 7 kamuolius puolime nusijėmė Neptūnas. Girdžiūnas. Girdžiūnas, perdavimas Tubeliui, 2 taškai ir dar pražanga. 15 Ąžuolo Tubelio taškų. Jeigu pataikys baudą, jau bus surinkę savo įprastą vidurkį, kuris siekia 16 per rungtynes. Bet vėlgi čia labai didelį dalį taškų turėtų užsirašyti ir Mindaugas Girdžiūnas. Suklaidino visiškai varžovą ir atlaisvino savo centrui kelią, kadangi Nikas Vordas laukia visiškai kitoje pusėje. Tai jau Mindaugas jau daug kartų apkalbėtas, kad tikrai su to kamuoliu laisvę gavęs, pajautęs tą lėtesnį centrą, tai jis jau sukurs tą pranašumą. Arsonas išlaukė. Kada virš jo pakils varžovas. Išprovokuota pražanga.
trečiąjį kartą taisyklės pažeidžia Ąžuolas Tubelis. Majauskas grįžta į aikštę, Neptūno stovykloje Tomis Rutherfordas. Taip pat žaidime. Ryanas Larsonas. 10 taškų, 5 rezultatyvūs perdavimai ir 17 naudingumo balų. Po to pirmojo kėlinio, kaip sumetė 10 taškų, dabar tikrai kažkiek yra užstrigęs. Ir matome, visiškai atspindi ir pačių Gargždų puolimas sustojęs, trūksta tikrai Larsono taškų. 2 baudas iš 10 yra pataikę Gargždai kol kas 20%. Tiek tritaškius, tiek ir dvitaškius jie meta geriau šiandien. Girdžiūnas. Skersas perdavimas Sargiūnui, šis iš vidutinio nuotolio, 2 taškai ir tolstantis Klaipėdos Neptūno laivas. Tikrai labai kantriai žaidžia, užtikrintai, neperskuba ilgais perdavimais. Kuriasi tą lengvą persvarą dabar. Larsonas. Toli. Ryanas Larsonas. 2 tritaškius iš 4 pataikė. Lambrechtas. Prie žemesnį Jonkų. Girdžiūnas. Iš toli pataiko Mindaugas. 9. Girdžiūno taškas, visus taškus Mindaugas šiandien renka tritaškiais metimais. 65-48. Rezultatas, išsami komandinė statistika. Tiek dvitaškiai, tiek tritaškiai, tiek ir baudos geriau. Metimai krinta aikštės šeimininkams, netrukus įpusės trečiasis rungtynių kėlinys. Su kamuoliu Larsonas, neišlaukė televizijos pertraukėlės Laimonas Eglinskas. Majauskas. Ryanas Larsonas. Papildomas perdavimas Skotui, 5 sekundės atakai. Delonas Skotas. Nesiryžta mesti pas, tuo tarpu Majauskas aidint atakai skirto laiko Sirenai. Renka 2 taškus. Ir labai svarbus metimas vėl po taimauto užsikurti, grįžti į rungtynes kažkiek. Nes Neptūnas tikrai jau dabar gudrauja, nuo Skoto padeda, tai gaunasi, kad puolime 5-4 žaidžia. Mindaugas Girdžiūnas, 2 taškai ir dar pražanga. Kaip gudriai žaidžia klaipėdietis. Baudos metimas jau po vandens pertraukėlės. Baigėsi komandų pasitarimas, čia Meškiukas ir rungtynių šeima, kurią pristato Antėja, Šarūnas Vasiliauskas ir dukra Lėja. Jis išėpus mergaitė, nesupranta, kas vyksta, bet smagu ir jai. Visada įpratus buvo mane matyti žaidžiantį, bet dabar jau iš šitų kraštų yra, tai ateina pasižiūrėti, kad šitą Švyturio areną užkariaus. Dabar jau tėtis su kostiumu? Visiškai kitaip, pensininkas. Girdžiūno baudos metimas, prieš tai 2 su pražanga jis surinko, beje, Mindaugas Girdžiūnas yra antras istorijoje pagal išprovokuotas pražangas, bet CFLKL krepšininkas 1318 pražangų iki šių rungtynių,
Spėkas daugiausiai tų pražangų yra išprovokavęs istorijoje iš visų lygos žaidėjų. Lietuvos lygoje. Taip, taip. Pagal kiek sezonų sužaista Lukauskis turėtų būti, bet... Egidijus Dimša. Wow, labai įdomus čia. Mano tokia pat reakcija buvo, kai pamačiau tuos skaičius. Jeigu Nikas Vordas žaistų kokį 10-metį, bet Seif LKL, turbūt jisai galėtų pretenduoti į tą sostą, nes vienas epizodas po kito, kai Nikas Vordas provokuoja pražangas. Bet jis jau atlieka tą pusę darbą, įsimeta taškus, tada ta bauda jam neberūpi ir tikrai šiandien kažkaip tos nesureguliuoja to taikiklio, nors pagaliau kažkokį įrideno, bet tikrai prisidėtų dar įspūdingą statistiką turėtų. Dabar jau turi 20 taškų surinkęs per 3 kėlinius, galima sakyti, su trupučiu. 2 baudos iš 7 pataikytos kol kas. Lambrechtas prie žemesnį Jonkų. Perdavimas Sargiūnui, šis šokdina Larsoną, 5 komandinė pražanga svečiams. Ir vos pirmoji Ryanui Larsonui. Tikrai kaip veteranas sužaidė, kantriai palaukė, matė, kad jau vėluoja ant to close-outo, pasigavo ant judesio ir čia galima sakyti, dažniausiai vyresni žaidėjai, Mindaugas Girdžiūnas galėtų tokį dalyką padaryti, bet turi gerą mokytoją, reiškia. Kas pats Gailius, kiek tų rungtynių, kur pašaldino varžovus prie 3 taškų linijos, komandos kapitonas. Pataiko baudos metimą Ignas Sargiūnas, 3 jo taškas. O dabar ir 4, plus 4 atkovoti kamuoliai ir 4 rezultatyvūs perdavimai. Bet tikrai teko ir su Gargždų treneriu kažkiek išnekėti prieš rungtynes, tai jis man ir pantrino, kad komanda, kai pagauna tą sunkų momentą, labai sunkiai išeina iš to momento. Tai vėlgi matėme, kol buvo rezultatas lygus, tai atrodo ir jie žaidė neblogą atkarpą ir neblogą krepšinį, bet kai leidžia varžovam pabėgti bent 10-12 taškų, tai tada labai sunkiai jie susigaudo. Sargiūnas, fiksuojama pražanga. Prieš tai Skotas prametė jau savo 7-ąjį metimą iš žaidimo. Viso labo vos 1 tašką Džeilonas Skotas yra surinkęs. Žaristas Ortega grįžta į aikštę, keičia Jonkų, kuriam tai buvo 4-oji pražanga. Kiek daugiau nei 3 minutės lieka iki kėlinio pabaigos. Jūnas ramiai ir užtikrintai pataiko baudą. Taip, renka jau 5-ąjį tašką, po pirmos pusės be taškų buvo, bet matome vėl, eina į kontaktą, nebijo, įmetė tą vidutinį, brandžiai žaidžia, kol kas tikrai gerą įspūdį palieka man. Jeigu Gargždai pataikė 3 baudas iš 11, tai Neptūna sumetė 9 iš 9. Skotas. Larsonas. 2+1. Pripažįsta pražangą Matas Vaitkus. Įvyko šioks toks nesusikalbėjimas, nes tikrai Larsonas nėra tas žmogus, kuris galėtų po krepšiu ieškotis pozicijos. Bet vėlgi, apie mokytojus kalbant, Niką Vordą turint, net ir mažiausiai žaidėjai išmoksta žaisti po krepšiu. Šiandien abi baudas prametė Larsonas. 3 kartas irgi sumeluoja. Tikrai kažkokia užkeikta diena, nes galbūt yra vienam žaidėjui, kuriam nekrenta baudos, bet... Gal koks šamanas čia buvo prieš rungtynes Švyturio arenoje? Ne, žaidžia išvykoje, tai turbūt yra sunku pataikyti. O taip, lankai visiškai nepažįstami. Būtent. Skotas. Gavrilovičius. Čia nesusikalbėjimas Neptūno gynyboje. Gavrilovičius liko visiems už nugaros, lengvi 2 taškai. Džeilonas Skotas labai gerai perskaitė situaciją, pats bandė pacentruoti, bet iškišo perdavimą. Matas Vaitkus. Antrąjį savo 3 taškį pataiko, Vaitkus pramesti kol kas negali. 9 taškai, 1 dvitaškis, 2 tritaškai, plus pataikytas baudos metimas. Ir toliau augantis Neptūno pranašumas. Gavrilovičius. Larsonas, 3 taškai. Šiek tiek ramina aistras Ryanas. Svarbus 3 taškis ir jam, ir komandai.
Vėlgi, nepagalėjo perdavimo iš apačios į viršų. Nikas Vardas be pražangos sustabdo Timą Lambrechtą. Po ilgesnės pertraukos Deividas Gailius grįžta į aikštę. Skotas. Džeilonas Skotas, 1.10 rezultatyvių perdavimų. Kabinamas kamuolys Nikui Vardui. Eilinis taisyklių pažeidimas. 9-ąją pražangą šiandien jau išprovokavo Nikas Vardas. Įspūdingai tikrai tas pražangas provokuoja, dabar irgi šoko, nebijo to kontakto, aukštesni, žemesni, bet su baudomis reikalų turi. 2 baudos iš 8. Čia ir antrasis šansas. 2 iš 9. Barsto taškus Laimono Aglinsko auklėtiniai. Tikrai bent 5 taškus turėtų sumetęs, būtų 10 taškų skirtumas. Ir gali tada kabintis į rungtynes. Vardas buvo arti perimto kamulio Gargždai. 7 sekundės lieka Neptūno išpuoliui. Vaitkus. Jūnas. Ortega prie jo, pražanga. Veteraniški judesiai. Tikrai atrodo viską ne per greitai daro, užtikrintai. Dabar irgi geras pagazdinimas. Gargždai nesusispaudė, čia tikrai galėjo suvaidinti puolime pražangą, užsidaryti. Bet 6 taškai ir 14 naudingumo balų. Tokia Igno Sargiūno statistika iki pataikyto pirmojo baudos metimo. Girdžiūnas, taip pat ir Matas Repšys, vienintelis iš registruotų žaidėjų, kol kas nepasirodęs ant parketo. Bet jeigu Neptūno pranašumas nesitrauks, tikėtina, kad 4-ame kėlinyje ir tą patį Matą Repšį mes išvysime aikštėje. Paskutinioji 3 kėlinio minutė. Skotas, Larsonas. Galų gale kamuolys vis tiek atsiduria krepšyje. Nikas Vardas. 22 taškas. Ir čia turbūt prašiau teisėjo, kad nešvilptų pražangos, kad tik tai nereiktų mesti. Ne ta diena, kai norisi mesti. Kartais, kai gerai jauti, tai atrodo, tu ieškai bet kokio kontakto, kad tik tai gauti tą laisvą metimą. Bet gal Nikas šiandien atrodo, kad jis vengia jau tų dalykų. Nikas Vardas praėjusiose rungtynėse pataikė 11 baudų iš 15. Bet šiandien, kaip ir sakai, ta diena yra kiek kitokia. Sargiūnas, aukšta trajektorija. 2, 3 ir čia pat 4. Papildomas šansas užpulti. Puola, kol užpuls. Ir tikrai 76 taškai jau praleisti. Labai sunku būtų laimėti rungtynės. Skotas. Ir dar vienas 8. Pramestas metimas iš žaidimo. 76-62. Tokie skaičiai švieslentėje sužaidus 3 kėlinius. Dabar trumpa pertraukis taškus sumetė Neptūnas 3-ame ketvirtyje. 30 per 2-ąją 10 žaidimo minučių. Na, su gynyba Gargždai problemų turi daug. Irgi nemažai priklausoma nuo puolimo. Kai jiem gerai sekasi puolime, tada jie ir gynyboje visai kitaip dirba. Bet kai sulūžta, tai sulūžta jau tada ypatingai gynyboje. Gailius metimas atšokus. Šias rungtynes tarp Klaipėdos ir Gargždų klubų pristato Unika. Pražanga Janavičiui. Greita pražanga sustabdė, kad neįsibėgėtų, nes tikrai Skoto žaidimo braižas yra toks bėgti ant to greito, provokuoti pražangas, ieškoti kontakto. Tai susistabdė prie vidurio, leidžia įsimesti šoną. Patirtis. Veteranas vėlgi.
Vienas tų vyresnių žaidėjų. Būtent. Ryanas Larsonas, metimas atšokus, 3 taškai. 18-asis Ryano Larsono taškas. Reikia to pirmojo kėlinio Larsono, kad intriga grįžtų. Tikrai nėra tas skirtumas toksai didelis, kad neįmanoma būtų. Bet jeigu ta gynyba bus tokia kaip dabar, tai tikrai labai bus sunku sugrįžti. 22 taškus daugiausiai Ryanas Larsonas yra pelnęs, bet CFLKL, kuomet prieš Mažeikių Basket Delamaut klubo žaidė prieš savaitėlę, prieš pirmadienį, tiesą sakant. Taip. Šiandien Larsonas surinko 18, 4 trūksta iki pakartoto asmeninį rekordo. Na, Škotas prameta jau 9-ąjį savo metimą iš žaidimo. Tubelis. Taip pat šveičia pro šalį. Rezultatas nesikeičia. Ir čia buvo nemažai kontakto, bet teisėjai nusprendė, kad žaidybinis epizodas. Piktas Laimonas Eglinskas. Sunku labai emociškai. Rungtynės bėga, atrodo, iš rankų. Neblogai pradėjo, bet kaip ir kalbėjome ir per pertraukėlę, kad svarbu žaisti visus kėlinius. Tu prieš Neptūną ar prieš aukštesnio rango komandą neužtenka sužaisti vieno gero ketvirčio ir saugoti visas rungtynės rezultato. Beje, dar ir įspėjimo sulaukė Laimonas Eglinskas. Deividas Gailius. Žingsniai. Ilgsta komandos kapitonas. Trečioji jo klaida šį vakarą. Tikrai galvau, kad lys po Majauskų ir mėgins išprovokuoti pražangas. Kaip tu ir sakei, kad čia jo, yra jisai tokius mėgėjas. Nėra labai greitas jo išmetimas, tai jisai pagąsdina, turi to laiko, kol žaidėjas krentant jo, jisai veteranišku to ritmu ir išsiprovokuoja pražangą. Pilnos 2 minutės ketvirtajame kėlinyje jau prabėgo. Panašu, kad Gargždai gali užpulti, tikrai randa ir Nikas Wardas, ir Larsonas, bet svarbiausias dalykas turi sustabdyti gynyboje. Jau 25 rezultatyvius perdavimus atliko Gargždai, iš jų 11 Jailonas Kotas. Tikrai įspūdingas rezultatas, dar visas kėlinys likęs ir vėlgi žaidėjas nėra žaidėjas, tai iš žygio mes kartais norime tokių rezultatų. Iš žygio ir turime 11 asistų. Tai iš jo jau man nieko keista, bet tas pats Larsonas irgi tokius skaičius renka. Bet nuo sezono jau to pasiruošimo matėme, kad Jailinas ir tą kamuolį dalinasi ir kamuolis pats atsikovoja, toksai lengvas trigubo dublio žaidėjas, tik tiek, kad tuos taškus jam turbūt sunkiausiai eina susirinkti. Na taip, gali ir kamuolį atkovoti, ir komandos draugą laisvesnį surasti. Geras gynėjas, neblogas žaidėjas, tikrai tik reikia kažkaip pataikyti. Būtent nežinome pačio proceso, kaip treniruotėse. Vieni žaidėjai būna per treniruotės labai gerai pataiko. Rungtynių metu ta galva užstringa, kiti žaidėjai ir ten nepataiko. Tai tikrai nežinome kokia situacija, bet žinome, kad Deividas Gailius gali pataikyti, tą daro jis dabar. Prieš tai prametęs 4 tritaškius 5 bandymų. Renka taškus 81. Labai daug abi komandos atliko rezultatyvių perdavimų. Tų klaidų tikrai nėra per daug, tai kokybiškas krepšinis. Kamuoliu Larsonas. Beje, rytoj BCFLK laukia vienerios rungtynės. Mažeikių Basket Delamaut žais prieš Pasvalio Pieno žvaigždes nuo 18 valandos 30 minučių. Tiesioginė transliacija per BTV. Žydrio arena, turim 8 sekundės. Laikas patriukšmauti. 8 sekundės, užpulti lieka Gargždams. Majauskas, Larsonas. Labai reikia taškų Gargždam. Tu sakai, tu žinai, 3 taškai.
aukštą trajektoriją meta ir dabar jau antrą metimą iš eilės pataiko tokį sudėtingą su žingsneliu atgal ir dar pusmetrį nuo tritaškio vėlgi. Tai manau, kad tikrai ruošiasi NBA. Vytautas Grubliauskas Kongas šmėstelėjo mūsų ekranuose, buvęs ilgametis Klaipėdos meras, dabar su Neptūno vyresniaisiais ir galiais stebintis rungtynes ir stebintis, kaip Sargiūnas pataikė iš toli. Ortega. Ąžuolas Tubelis atkovoja kamuolį. Pritrūksta to užbaigimo, tokia atrodo tikrai nebloga situacija susikūrė. Kamuolys buvo toks 50-50, bet įkrito į rankas ir norint grįžti rungtynės turi pataikyti tokius metimus. Trečioji Ortegos pražanga, bet tik pirma komandinė. Ernestas Jonkus, turintis 4 asmeninės pražangas, grįžta ant parketo. Neptūno stovykloje Maronka, keliamas nuo atsarginių suolo. Keičiamas Ignas Sargiūnas. Po didžiosios pertraukos pelnęs 10 taškų. Janavičius. Garždai bando dabar viską keistis, kažkiek duoda rizikos centravimam ir visiškai nesusikalba. Herfordo taškai iš po krepšio. Ąžuolas nuskaito tą kirtimą, perdavimas laiku. 2 atkovotų kamuolių trūksta Rutherfordui, 2 ir Tubeliui iki 2 dublio. Ronka. Kamuolys atitenka Neptūnui. Ir tokie skersi perdavimai labai yra parankos, ypatingai tiem greitiem, tokiem atakuojantiem ar lengvojo krašto puolėjam, kurie turi ilgas rankas, tai jie užima žymiai arčiau, gali stovėti pagalbos ir ilgas perdavimas, jis yra lėtas, tai jie turi laiko, susikoncentruoja, ranką savo ištęsia ir galima sakyti liečia tą kamuolį beveik visada. Tubelis gauna stogą, retesnis atvejis, bet Tonis Rutherfordas laiku ir vietoje. 2 taškai. Larsonas. Larsonas kiek susipynė jam kojos, bet ataka tęsiasi. Jonkus. Gavrilovičius. Randa Majauską, šis vėl serba, viskas baigėsi klaida. Visiška košė ir tikrai labai smagu matyti. Ojojoj, vaikelis Žygimantas Janavičius nuo aikštės vidurio. Kabina kamuolį Tubelį, išės iš viršaus. Pats pašoko, tai galvoju, ar gaudė tą kamuolį. Bet šita ataka prasidėjo visai net ne nuo šito epizodo, prasidėjo nuo Gailiaus kritimo ant kamuolio. Tai vėlgi, kai tu esi jaunas žaidėjas ir matai ant suolo sėdėdamas, kad tavo vyriausias žaidėjas negaili savęs, ypatingai šiame tikrai Deiviui ir nugarą, ir tokių traumelių turi, bet vėlgi 20 beveik taškų pirmauji, tai turi tą rodyti pavyzdį ir tą puikiai matėme. Baigėsi ataka gražiausių rungtynių momentų, galbūt net epizodų mėnesio ir savaitės. Tai Igras komandos kapitonas pradėjo visą tą situaciją, Rutherfordo taškai. Gargždų ataka. Beje, teko girdėti iš artimų Klaipėdos rajono žmonių susijusių su savivaldybė, kad savivaldybė norėtų perimti Gargždų klubo valdymą, tačiau komandos savininkas už tai norėtų papildomos piniginės injekcijos. Atlygio. Derybos kaip ir įstrigusios greičiausiai. Dar vienas stabdymas žaidime, 92-70. Priekyje Neptūnas, vandens pertraukėlė. Pirma eilė, 7 vieta. D sektorius
sektorius Gimtarius 10 eilė 18 vieta ir H sektorius Haroldas 7 eilė 13 vieta. Sveikiname, jūs laimėjote. Keturios minutės 25 sekundės lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Čia Pajūrio derbyje plius 22 turi Klaipėdos Neptūnas. Visus metimus pataiko aikštės šeimininkai geriau nei jų varžovai. Taip, ir matėme 33 atlikti rezultatyvūs perdavimai, dominavimas tęsiasi ir po krepšiu, tai matome ir tą persvarą tokia išaugus. Tikrai nebeduoda sugrįžti į rungtynes, keletą bandymų turėjo, iki 11 taškų prisivijo, bet kantrybė, galbūt net patirtis sugrąžino Neptūną į tą dvigubą dviženklį skirtumą. Beje, 33 rezultatyvūs perdavimai yra antras geriausias sezono rodiklis, kalbant apie visas lygos komandas. 34 priklauso tam pačiam Neptūnui. Šio sezono rekordas žaidžiant prieš Pasvalio Pieno žvaigždes dar spalio mėnesį, tad tikėtina, kad šiandien tas rekordas bus, kaip sakoma, pamuštas. Taip, reikia tos netuščios 4 minučių atkarpos ir tikrai manau, kad Neptūnas ypatingai kokiais kiekiais ir tempais dabar rinko, tai tikrai turėtų pagerinti. Tadas Karalinas pirmą kartą šiandien pakeltas nuo atsarginių suolo Gargždų stovykloje. Iškart pasižymė rezultatyvių perdavimų. Vaitkus. Ronka. Belis. Keimas Lambrechtas, 2 taškai, pakartotas sezono rekordas BCF LKL, 34-asis rezultatyvus Neptūno perdavimas. O dabar belieka sulaukti ir to rekordinio 35-ojo. Beje, absoliutus rekordas fiksuotas 96 metais, kai Plungės Olimpas žaidė prieš Lietkabelį. Tada 42 rezultatyvius perdavimus atliko žemaičiai. Taip, ten viena geriausių turbūt jų komandų kažkada turėtų ir ten skaičiai, statistikos buvo įspūdingos, renkamos kone kiekvienose rungtynėse. Matas Repšys pasirodo aikštėje. Keimas Lambrechtas savo ruoštų prameta baudos metimą. Iki šios sekundės Neptūnas buvo sumetęs 10 baudų iš 11. Pataiko antrąją baudą belgas. Rytoj gimtadienis, o šiandien 14 taškų, 9 atkovoti kamuoliai. Ir matom, 3 minutės liko, tai jau jis tikrai ramus kaip belgas, tą posakį visi žinom. Tai... Čia ir kėlinių rezultatai. Pirmasis priklausė Gargždams, likę 3 Klaipėdos Neptūnui. Karalinas šokdino varžovą. Taškų nėra, antrojų šansų pasižymi Aurimas Majauskas. Su mažeikiais fiksavęs dvigubą dublį. Šiandien 9 taškai, 4 atkovoti kamuoliai. Vasario 17-18. Priminsime, kad laukia ne kas kitas, o Citadelė. Karaliaus Mindaugo taurės turnyro finalo ketvertas. Žalgirio arenoje 4 pajėgiausios komandos sukurs tikrą krepšinio šou visiems susirinkusiems žiūrovams. Laukia, aišku, ir daugiau tų visų pramogų, kas yra buvę bent kartą Citadelė. KMT visada nori sugrįžti. Čia jau tikrai faktas ir kažkom ypatingos tos rungtynės, kad tai nėra tos serijos, kai tikrai tu gali nustebti, kas laiminės. Atsimenam, iš senų laikų dar buvo ta taurė vadinama, tai kaip tas pats Prienai aplošė ir Žalgirį ir Rytą per vieną savaitgalį. Tai tom ir patrauklus tas pats formatas, kad
neleidžia tiem favoritam išsitikrinti tos vietos. Nikas Vordas, įspūdingas dėjimas iš viršaus, 24 jo taškas. Girdžiūnas. Nėra taškų. 5 trūksta iki 100 klaipėdiečiams. Metimo metu pažeistos taisyklės. Pats paprašė švilpuko, pats gavo ir dabar jau pažiūrėsim, kaip jiems seksis susimės baudas. Čia geras klausimas. Šiandien pataikė 2 iš 9. Bus 1 iš 2? Nežinau, jau tikrai tikiu, kad bus. Aš irgi manau, kad jau bus kiek atsipūtęs. 2 iš 10. Bloga diena, net nežinau, kaip paaiškinti. 2 iš 11. Tiesa, Tadas Karaninas renka savo pirmosius taškus. Aišku, Gargždams tai mažai ką guodžia. Antrasis Pajūrio derbis. Šį sezoną BCF LKL bus pralaimėtas. Girdžiūnas. Pats iki galo Mindaugas. Nereikia jokių užtvarų nieko. Patinka jam tas žaidimo stilius, šokti su to kamuoliu, tikrai geri judesiai. Ir rezultatas leidžia ir paimprovizuoti, ir pažaisti ant žiūrovų. Tai tikrai gražu matyti tą. Šio sezono rezultatyvių perdavimų rekordas jau yra pagerintas, 35. Turbūt iki pilnos laimės Neptūnui dabar betrūksta to 100 taško. Taip, būtent susirinkę žmonės tikrai mėgsta tą tradiciją, 100 taškas, tai matysim, ar pavyks įmesti. Kokiu šiaip per tavo karjerą įdomiausių tų tradicijų, kai surenki 100 taškų komanda yra turėjusi? Tai kad visos nuostolingos, jeigu tu įmeti, tai reikia tas picas, ar sušius, ar biliardą kvies komandą, tai tiesiog būdavo toks momentas, kai jau tu esi vyresnis ir tu žinai, kad nežaisi, tą jaunimą išleidžia, tai tas pirmasis algas ir leidžia ant komandos. Maronka blokuoja Skotą. Koks gražus perdavimas Vaitkus. Galbūt irgi skaičiuoja pinigus Matas. Vaitkus iš toli 3, Matas Vaitkus. 178. Nikas Vordas dar nusiteikė surengti ataką ir pataiko tritaškį metimą. Nikas Vordas. Galėtų tai mestų turbūt baudas jau šiandien nuo tritaškio. Šansai didesni. Na, iš ties taip. Matant tai, kaip šiandien atrodė. Nikas Vordas aidi. Finalinė šių rungtynių sirena 181. Toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas Klaipėdos Švyturio arenoje. Klaipėdos Neptūnas įrodo, kas yra